Labą dieną, sveiki sugrįžę į Suboski YouTube kanalą. Pirmuką turime grįžus iš Lankų. Vasario pabaiga ir pagaliau pradedam dirbti pilnu tempu prie ProBuildo šių metų. Tai šie metai jau už 2 mėnesių, tai pažiūrim, ką mums reikia padaryti per viso labo tik 2 mėnesius. Vasario pabaiga, įtempta. Stėjom pilnus Lankus pas Arną Kanapecką, kokybė tikrai puikiai, viskas suleista, atrodo max, tarpeliai minimalus, čia tikrai pirštų net neužkišu ir šiaip tikrai gražiai padirbėta. Gražus Lankai, porą pakeitimų, tai šį kartą nedarėm skersinio už nugaros, nes rekomendavo, kad ten dedant tiesiog lengviau pataikyti tuos visus kampus diržams. Praeitoj mašinai turėjau tokią bėdą, kad man karts nuo karto nugarą pradėdavau skudėti, gal net ne karts nuo karto, praktiškai visada skudėjau nugaros jie pavažiavus, tai nemalonus dalykas, nesinori, kad vėl tai būtų, tai va, bandžiau pasimatuoti jau šį kartą gerai lopšys perkant ir bandysim su tais diržais, gal kampai viską padės, gal čia tik toks paprastas sprendimas. Salone jau atsiranda pabiškis tokios tai skylės, tai darysim kuro tokį atitvarą, kad ten viskas gražiai susidėtų, nes praeitoj mašinai pirma buvo likus originali skarda kaip čia ir tada ant viršaus darėm tą tokią dėžutę, atstojnikų ir panašiai. Tai aš duosiu originalų baką, nedarysiu fuel celo, nes tiesiog man atrodo, kad ir su org baku viskas čia gerai. Jie nėra dideli originalūs, tai tiesiog čia gyvens atstojnikas, siurbliai, gal tilps filtras, žodžiu, kuro sistema, toks atitvarėlis ir atrodys gražiai ir viskas tilps ir svarbiausia, kad bus lengva užsidarė, nes kai mes darėm ant tokio metalo, kai ant viršaus darai, tikrai labai sunku išformuoti viską ir padaryti, kad būtų sandaru ir tiesiog viską suleis gražiai. Tai čia tiesiog, kadangi čia nelygus paviršius, bus lengviau sudarinti, tiesiog čia dedu lygią skardą, čia jokios konstrukcijos neneša. Tai va, tokie pirmi darbai, kažkokie tai negrandioziniai, bet reikia susižiūrėti kosmosinius kiekius detalių, kiek ko reikia užsipirkti, kiek užsakyti, nes žiauriausia tai bus strikti su kažkokiam negaunamom detalėm, kurios yra siunčiamos, gaminamos ir taip toliau. Tai čia reikia nepaslyšti su šituo ir... Tai, Matai, papasakos, ką čia darai? Ką aš čia dirbu? Čia, įsivaizduokit, ratas 265. Su rastavkiais įsikiša kažkur čia. Nu, tai mes biškį netelp. Mes turim va plastiko gabalą. Matot? Viziją. Aš tai matau. Ir čia turim 6 cemus platesnį galą. Tai žodžiu, su bodykitu buvo vizija paprasta. Vaškelio bodykitas, kaip ir viskas gerai su juo man tiko, bet jis yra velniškai platus ir aš nenorėjau dar kartą tos mašinos tiek be reikalo išplatinti. Priekį ten realiai kokiais 3 cm man per platu, o gale ten tiesiog norėjau dar sukūdinti visos mašinos estetiką pakeisti, nes mano akiai truputį kibo. Tai bandysim, žiūrėsim, gal pavyks. Visgi bandom ne tuo standartiniu makruchą ar špaklius keliu. Tai tikimės, kad viskas greitai sklandžiai pasidarys. O jeigu ne, tai susakysim tą patį ploštą, nusipirksim, užsidėsim ir galbūt turėsim kitiem metam bodykitą. Tuo labiau, kad gal netyčia paės padaryti iš biškį įdomesnių medžiagų nei stiklo ploštas, kas iš vis būtų kietumo faktorių keltų iki kosmoso. Tai žodžiu, kol kas tik pradžia proceso, tai žiūrėsim, kas gausis. Gausis. Vo, nesigaus, nenuliusim. Va, tai pasakysiu. Gerai vyks. Važiam? Kuro dėžė jau į pabaigą. Tai truputis darbo, truputis suvirinimo, truputis pabrūžinimo ir turi visai okį vaizdą. Dugne šitos siūlės ir ta
buvo tikrai sunkios, nes dugno skarda šiek tiek pakorėjus jau ten, vis tiek angliškas kėbulas, kažkiek tos korozijos yra labai minimaliai. Tai nėra perpuvę, bet vis tiek suvirinimą stabdo, bet apart to, ganėtai kultūringa dėžutė. Liko pabaigti dar porą siūlių, tai čia reikia pravirinti, tą kampą užbaigti, kur porą didesnių skylučių ir užsisandarinti. Pasidarys kažkoks tai dangtis ir viduj čia labai kultūringai sutilps visa kuro sistema. Tai, neblogus upgrade'us. Kiek aš laiko virinau, tai tiek Matas šveitė siūlės, tai galite įsivaizduoti, kai buvau suvirinęs, kad tiek reikėjo šveisti. Nesuvirintas gerai. Suvirintas geras, bet iš manęs brūžintas dar geresnis. Bodžio darymo antrą dieną. Kažkas tai pradeda atsirasti, jau beveik galima įsivaizduoti, kas čia bus. Realiai, nežinau, ar čia galima pavadinti užbaigiamuosius špakliavimus, kai nuo jų pradedi. Nes man tai nori sakyti užbaigiamasis špakliavimas dėl to, kad kai darai tokią formą, tu dažniausiai dedi makrūcha špaklius, makrūcha špaklius, makrūcha špaklius. Ir tada į šitą stadiją ateini labai vėlai. Čia realiai beliko išlyginti, kad neliktų jokių high spotų, low spotų, kad nebūtų gumbuotas tas bodis. Nes čia, kur, pavyzdžiui, visokie sujungimai detalių, kažkas jaučiasi, vis tiek yra. Nes spausdinom su mažu printeriu, tai tos detalės turi daug sujungimų. Žodžiu, pamažu taip ir juda tas projektas. Darbai atrodo kažkokie tai nėra kompleksiniai, bet tuo pačiu juos bedarant randi visokių trukdžių. Bet ir bandau save nutikti. Tikrai čia mažai to darbo, ta kėbula nėra čia kas paruošti, jame eina mažai dalykų. Viską išmeti, viską supaprastinė, paprastas laidynas, paprastos sistemos, kažkokių tai blatnumų, kadangi nereikia, tai gal ir viskas čia gerai. Nemanau, kad atsiliekam kažkur, manau, kad spėjom ir toliau dirbam. Šiandien mes esam firmai, įmoniai, turim pirmuką. Žmonių čia daugiau nieko neturim. Oskaras su moteriam savo kažką veikia, nežinau. Romkelė atostagauja. O mes ką, dirbam toliau. Tai ką mes čia turim, tai yra mūsų bodykitas. Kuo toliau, to vis gražėja. Šitą jau kaip ir susišveičiau, sprendžiant iš visų šitų dulkių ant žemės. Tikiuosi viso garažo, visos firmos nepaliksiu iš tom dulkiam, kad manęs neužmuštų nieks po to. Nes, dulkių, kaip patys matot, daug. Dar galiu parodyti iš esmės. O tik čia. Aba. Čia dar irgi nesušveisti šitie, nupūsti gruntų tik tais. Čia kad tarpas, čia toks tarpas yra gerų 3 mm. Ne dėl to, kad aš blogai padariau, dėl to, kad pas Oskarą mašina bloga, bumperys tiek atsilupo. Matot? Nesueina bumperys normaliai. Tai iš esmės atrodo kažkas taip. Tylų, ramučio pas mane. Prieš kamerą jungiant radžis grojo dar. Radžis yra gerai. Man patinka radžis. Taip iš galo atrodo. Nesakykit, kad durnai atrodo. Čia žinokit, nuleidus mašiną su gražiais ratais. Tipo, kai pirmas bodis, skūstis negalim. Ateityje bus gražesnių prižadų. Tai ką, šiandien turim sekmadienį. Esam pavarginį įsimiegoję. Turim šiandien tokį vaizdą. Čia porą vietų pasišpakliuoja dar. Čia pasišpakliuoja. Čia reikia damuž biškį pašpakliuoti. Šičia irgi turim endkepus. Šiandienos planas nusimt slenkščius, nusimt galinį buferį, lempas išsimt, dasimušti endkepus susišpakliuoti. Ir šiandienos planas yra visą šitą dalį nusigruntuoti, paruošti formos ėmimui, kad būtų kitą savaitę jau beveik galima imti formos. Šiandien turim update'ų tiek su E82 Pro lygos build'u, tiek su F serijos beateriu. Bet prieš tai porą dalykų susijusių su suboski.com. Tai su pirma, turim pakabukus.
82 garbiai iškeliavusių į Šveicariją. Jų svetainiai nėra, yra 2 būdai jos gauti. Tai arba pirkit bet ką iš suboskė.com svetainės ir kokiem sekantiem 30 žmonių su užsakymais įdėsiu pakabukų, arba komentuokit po šito video ir išrinksim 5 laimingus žmonės, kuriem tiesiog padovanosim pakabuką ir stikerių. Turim išsukimą kregždai, jau pernai metais testavome šitą produktą, ilgai laiko praėjo nuo jau atrodo viską išsibandėm, viskas patiko ir niekad neradau vis laiko ir motyvacijos įkelti į svetainę, kažkaip nemačiau tame daug potencialo, nes tiesiog jau daug kregždžių nėra gatvėse, ne tai, kad gatvėse, o besivaržančių. Kai laiko turėjau, vis prieidavau prie to ir vis paklibindavau, tai dabar lentynoje turime M6 sukimų. Iš principo tai yra labai arti M6 sukimo, visų jausmų ir važiavimų. Keli parametrai vos kitokie, nes kregždės kėbulas yra labiau ribojantis, kaina yra artima M6 sukimui, tai pasižiūrėkit suboskė.com, tai jei kažkam patiko M6, tikrai patiks ir kregždai. Dar turim naujų dalykėlių, ten lopšių laikiklių ir visokių smulkmenų pirmukam. Ir tuo jau atsiras visas F serijos, sakykime, paketas detalių, kas bus sukimas, lopšių laikikliai, greičiausiai traukės. Ir vienas iš dalykų, kas dar, manau, padės F-am, tai MP4 variklio laikikliai tuos kėbulus, tai galėsim įsidėti plytoką, turėsim įperkamai sukimą. Ir, manau, F atsiriš, nes šie iš principo yra ganėtinai pigus, patys kėbulai, važiuoklės dalys, tai principe pigesnis nei pirmukų, viską dar galima labai pigiai įsigyti ir yra nemažai stiprių detalių. Garaže turim 82, priekį turim iš Manto Kanapecko naują tokį bežbarą. Prieš tai buvau pasidaręs tiesiog nuo standartinio, sakykime, bežbaro, pasidarė savo viršų, bet labai nepatiko, kaip tos kardos atrodė, tai paprašiau Manto, kad padarytų kažką gražesnio. Jis nusiskanavo šitą kėbulą ir suprojektavo tokį kitokio tipo, pavadinkim, tą bežbarą ir nebelieka šitų skardų ir to baisaus apsiskardinimo. Bent mano skonį tai nepatikdavo, kaip atrodo ten tas visas apsiskardinimas ir viskas, tai norėjau vieną dalyką pakeisti. Tai, man to dėka. Naujo tipo krežbariuką, nemačiau, kad dar pas kažką tai būtų. Aišku, žmonės pasidaro visokiausių, tai čia nėra kažkokia tai labai naujiena. Toliau salone pabiškai kabinamės vairą, daromės kažkokius tai laikiklius. Tai Martynas čia padarė tokius motorsportinės teletabių ausytės, kurios prisisuks kartu ten ir bus dar vienas laikiklis, kuris tvirtinsis prie lanko. Jį apkabins ir stovės, vairas bus pakabintas. Turim originalius pedalus ir toks, kaip sakyk, nežinau, puslės dalyt kitas, kurį prasibandysiu pats ir tikriausiai parduosim kaip produktą, jeigu viskas pasiteisins. Tai iš principo šitas dalykas išmeta visą puslę. Čia dedasi 2 cilindriukai ir su tais cilindriukais galime pasireguliuoti biasą, kiek eina stabdymo jėgos priekiui, kiek galui. Tai iš principo tą patį daro ir pedalboksai, tai tiesiog lengvas būdas, kaip pasiekti tą patį, nesuinvestuojant tiek pinigų ir laiko, nes pedalboksams spirti lengva, bet jį įsidėti ten prasideda visa linksmoji dalis. Pasigaminti visas linijas ir kanistriukus ir viską, žodžiu, atima nemažai laiko. Tiesiog paprastesnis būdas, kaip išgauti tą patį. Visos ertmės ir viskas salone jau yra užlopyta ir užsandarinta, tai viskas užvirinta. Prieš tai praeitam automobilį buvau kombinuotai skylės didesnės virinės, mažesnės lipinės lipdukais arba lipinės hermetikų ir tokiam aliuminijam šaibutėm. Bet laikui bėgant tiesiog nuo vibracijų, šilumos ir visko pradėjo luptis tiek lipdukai, tiek tos aliuminijos pradėjo kristi. Tai šitam automobilį jau viską virinau ir dar aptepinėjau, kur nebuvau tikras hermetikų, kad tikrai viskas būtų sandaru. Ir dabar jau turim, manau, tikrai pilnai sandarų kėbulą ir žiūrėsim, kiek čia dūmų rinksis šitoj mašinui. Originalios durys, kurias dar patabiškai papjaustysim. Martynas čia darosi tokį rėmą, sakykime, langui. Čia originalus langas kaip maketas. Ir po to dėsim polikarbonato langą, kurį irgi šitą nusiskanavom ir įsipjovėm identiškos formos langą, kad nereiktų nieko čia burt, rankom pjaustytis, tai paprastoji viskas būdu. Visai kuro sistemai yra indas padarytas, kad tiesiog būtų paprasčiau irgi tą, sakykime, sutalpinti, sumontuoti ir užsandarinti. Tai čia tiesiog reiks susidėti kažkokios juostelės sandarios ir dangtis visko sandarys, šonai privirinti ir aptepti hermetikais.
Ir čia viskas turėtų būti sandaru ir patogu. Čia bus atstojnikas, siurbliai, gal net ir kuro filtras. Tai visa kuro sistema vienoje vietoje yra labai patogu turėti. Gale jau formuojasi radiatoriaus gyvenimo vieta, vadinkim taip. Tai praeitais metais čia viskas kiek kitaip atrodė, matėsi daugiau radiatorius ir panašiai. Tai šiais metais padariau, kad grinai matytųsi tik korys. Šitos detalės būtų didesnis, daugiau biškių uždengtų. Nusipirkau valcavimo aparatą ir išsivaltavau tokius iškilimus, bet šitą biškis kartą nepavyko, tai ją pakeisim kitą, turiu pasidaręs, bet kol kas jinai primatavimo tikslam dar čia lieka, užsidengs šiti kraštai ir iš principo radiatorius persikels į galą. Čia turim jau, sakykim, pūstą ketvirtį, tai vienas iš didžiausių darbų, ką pavyko padaryti, tai Matas turbūt ir nemažai pafilmavo. Realiai nusiskanavom 8 kėbulą, pasidarėm 3D formą, atsispauzinom ją, aš pakliau ant kėbulo ir nuėmėm formas. Tai jau turim nusėmę formą ketvirčių, tai didžiausios, sunkiausios dalys jau tikiuosi viskas bus gerai, pavyks ir tas dalis turėsim, nereiks nieko skubotai ieškoti, pirkti ir panašiai. Tai tas didelis akmuo juda ir nežinau. Bandysim turėti savo bodį ir gal net ne iš stiklo plošto, tai pamatysim, kaip seksis. Šiaip mintis buvo padaryti originalios pūstos linijos, kad nebūtų kažkokie tai lyg overfenderiai ar kažkas tokio nenatūralaus. Tiesiog, iš principo, ką padarė 1M, ką turėjau 1M pirmukai, bet šis gerokai platesnis. Čia 1M'as, nežinau, jei neklystu, platina gal porą centimetrų, o čia kokį, nežinau, 6 gal kokį. Principė tam, kad tilptų 265-285 padangos, platus ratas ir viskas pasislėptų, nes pirmukai yra šiaip gan siauras kėbulas. Tai padarėm galą, darysim toliau turbūt priekinius sparnus ir, žodžiu, bandysim turėti visą bodį, kuris mažiau pūstas. Tai iš principo su šitą mašiną tiek, viskas juda, nors ir atrodo, kad nedaug čia padaryta, bet realiai tai darbo įdėta daug ir aš kažkaip optimistiškai žiūriu, mano akim čia neatrodo, kad labai daug likę, jau kažką damušti ir atrodo, jau kai prasidėjęs dėtis tos mechaninės dalys, ten variklis, važiuoklį ir taip toliau, viskas bus greita ir ten daug greičiau viskas judės. Va šitie darbeliai mano akiai yra lėčiausi ir daugiausiai laiko atimantys. Tai tuo iššoksim į išdažymus, į variklio dėjimus, matavimus visus ir ten jau viskas pajudės. Tai va, su 8 tiek. Čia turim atsinaujinusį F-ą. Kriksi. Tai kai matot, F21 jau nebėra panašus į F21, gavo F22 priekį. Iš galo dar gali pasakyti, kad čia tas pats automobilis. Bet iš priekio toli gražu, kad nebe tas pats baisus F21, tai BMW tikrai nepasistengė su šitų mašinų originalių priekių, mes tą padarėm už juos. Susimetėm stiklo plošto M2 priekį ir atrodo viskas neblogai atrodo. Čia turim, jei neklystu, Japan Racing ratukai, ET-Cam 8 coliai ir tas standartinis 2 cm platinimas M2 atrodo visai neblogai gaunasi su tokiais ratais. Tai, aišku, Suboski Racing išsukimas, sumetėm gale reguliuojamas traukės, sumetėm tilto poliuretaną ir važiuoklės pagrindinės tokios modifikacijos. Manau, to bus gana. Treniruočių mašinai, daugiau čia nieko rimto nereikia. Liko originali dizeliuko transmisija 188, jinai tikrai pakankamai stipriai atlaikyti tuos arklius, kuriuos mes suksim. Tai va, kol kas mašina kiek netolygiai dirba, kaip girdite. Rytoj važiuojam programuoti pas Kamutą, tad šiandien nusprendžiau dasimušti visus baigiamosius darbus prie jo. Tai šiai minutei ką reikia padaryti? Nėra ratų suvedimo, kadangi visas traukės sumečiau, ratai dabar žiūri lempiškai. Tarp kitko, čia yra 265 padanga. Tai originalus kėbulas 265 beveik telpa. Aišku, čia yra ET-Cam 9 colių ratas, tai kaip pirmukai atrodo praktiškai pilna, tai bandysim truputį pravalcuoti, kad po to nebūtų bairių, nes, nėra, kad čia yra vietos važiuoklės eigai, tai
Šitą pakeisim. Varom pravalcuot arkas, pravalcuojam arkas, ant ralo, pasūrį, užsipilam kuro ir į Klaipėdą pas Kamutą. Po kapotu turim sunkiai dirbantį plitoką, originalus KM6 aušinimas, MP4, tiksliau MP2 tubas su 2 manusais 2.8, nes 3 litrai nelogiška kaina. Gal biškai pagesinsiu, prasidirbo, nenorėjau gesinti, nes akumas šiaip silpnas. Pasidarėm sklendės adapterį, sklendė nuo, jei neklystu, N52. Paklausit kodėl, atsakysiu paprastai. RRR kainavo pati sklendė 4 eurus. Jinai didelė, dar didesnė, jei neklystu, už MP4 3 litro. Su standalone valdymas, tai ten tas pats fiškenė ta pati, kaip MP4 variklio. Ir tiesiog pigi sklendė ir jų yra daug. Tepalo kūleris, didelis interkūleris. Šiaip jau čia tokio didelio tikrai nereikia. Dabar aišku per visus originalius plastikus nesimato, bet turim labai storą interkūlerį. Buvo nuolaida gera kaina, tai kuo storesnis, to geresnis, keičiau atrodo, tai tik dėl to šalim tokį. Turim kinietišką turbo, neguolis, ne turbo sistemai, gaila, bet pažiūrėsim, kaip tai atsilieps visam mašinos responsui, arkliam ir viskam. Ir galų gale, jei nepatiks, šitą išmesim ir įsidėsim turbo sistemus, čia nebus didelį problema. Tai šiaip norėjusi pabandyti tokį pigų setupą, tai sumečiau bet kokią pigę sankabą su ten dizeliniu diskatorium, keramikiniu diskeliu ir ten kai kuriuos dalykus biškai pabūrus. Pasidaro visai nebloga sankaba, kitiem laiko, tai pažiūrėsim, kaip man seksis su ja, kad nereikėtų dėti labai prašmatnių 20 ir panašiai, nes tokiam arklių kiekiui neturėtų reikėti. Bandysim pūsti kažką apie 400 arklių. Tai viskas dabar priklausys nuo šito turbako, kiek jisai našus, kiek jisai sugebės sugeneruoti. Kaip matot, filtrui vietos jau nebeliko, bet apart to viskas labai puikiai susidėjo. Tai pasigaminom plytoko ausis ir realiai visi šitie dalykai, ką vardinu, tai F užsukimas, F variklio ausys įdėti plytoką į F-ą, galinės reguliuojamos traukės, polį į tiltą, viskas greitai atsiras svetainiai ir kainos bus praktiškai tokios pačios kaip ir senų kėbulų, tai realiai galėsim į F užšokti už tą pačią kainą, ką kainuoja pasidaryti galų gale pirmuką. Tai šviesi ateitis, nes šitų kėbulų yra daug, jų kainos jokingos, važiuoklės detalės yra labai pigios. Galima nusipirkti pusę šių, dar mačiau yra, po 5 eurus už vienetą, nuo 1 kemi, 2 kemi, 3 kemi ir taip toliau. Tai net transmisijos pasirinkimų yra, reikia pasižiūrėti kaip su reduktorių perdavimais, bet manau, čia irgi visko atsirasim. Turėtų būti smagus treniruočio automobiliukas. Ir šiaip visai padori mašina, gausi žiūrėje ir taip, miela akį. Tiesiog, nauja mašina, nagla, visa elektronika viduj veikia, turim didelį teliką, ten neturėsim tik tai kondiškės, bet ten visi apiputimai, langai ir visos nesąmonės, viskas funkcionuos. Reikia nusidažyti, išaut kažkokį tai mini liveriuką, kažką. Ir manau, bus labai patrauklus treniruočio automobilis. Tai ir KF-fukas, treniruočio fukas. Stovi gražuolis. Šiai minutė jis jau yra suprogramuotas, važiuojantis, paruoštas daiktas. 2 mantro priekis, ant pirmuko prisisuka tiesiog balton, nieko daryti nereikia ir sakykit, ką norit, čia piktas sportbatis, čia yra naujos kartos kompaktas, bet padarytas atvirkščiai, kur seniau visi kompaktai turėjo ten, ar tai šikna kažkokia lieva, ar priekis lievas, KM6 ypač, čia tai yra bomba. Planavau atsukti 400 į alkūninį veleną, rezultate turim 410 į ratus. Tai reiškia, kad į alkūninį veleną grubiai, čia tas lietuviškų standartinių matavimų yra 4,7, ten newtonų kažkas apie 600 pm, tai realiai atsukom 2 marklių daugiau ir apie 5 newtonų daugiau negu prieš tai buvusių 3 litrių ant high boosto. Tai čia turim, aišku, kaip sakiau, atsiprašau, pamelavau, MP2 tubas čia yra, čia 2.8 yra, 1.1 baro būsto,
4.7 į alkūnę. Nu, važiuoja tai, kai Matas sakė, Boeingas šį yra, ta prasme, jis taip lupa. Ir kadangi turbą naudojam ne turbo sistemų, o kinietišką, lėvesnę, tai užsipūtimas jo toks yra gan minkštas, pradeda pūstis nuo 3000, kur ties 3000 turi kažkur 400 newtonų ir per grubiai 800 apsukų atsiranda dar visi likusiai 200 pm newtonų, tai gauni tokį dizelinį experience, taip važiuoja ir taip įtraukia tave kaip, nežinau, dizelis arba lėktuvas. Tai. Gerai, mažiau plepam jaučiu, šokam prabandyt. Nori pirmas? Jo, davai, vakarą čia pamatysit, kaip old school drifteris su KM6 važiavęs, kaip driftuoja. Užsidarom duris. Va, turim vairiuką. Shifteris. Kažko gazas neveikia. Turim bairį, Matsuri. Kaip matot, yra 2 vairai. Galima pažaisti, vienas nemokamasis, nekoks. Aš turiu tikrą. Jei norėsit Matsuri pasidaryti kietą rilsiuką, story, beleką, darysim drift aksus ir turėsim uležinį vairą. O dabar... Garselis. Nu tikrai Boeingas. Taip, šitą mašiną lengvai važiuoja, čia 265 semim, čia easy. Nesąmonė kažkokia. Nori spustelt? Žinau. Čia durmas, koks garsas, o dieve, o šaudo, o plešia, o lupa, čipuota, jo, čipuota. Nu, pamiršė šitą amatą. Ne, baigit krapavosi. Pokštelna dar. Stabdžius toks kietas. Čia yra brake booster dalytas ir prie stabdžių tikrai reikia priprast, bet ratus užkerta, man patiko ir turbavui nieko nepasiveiks. Vakuumas čia irgi viena dalis, kurią ateityje galimai turėsim. Ir lagovas biški. Standartiškai vairiukas pats viską daro, vairuot mažai reikia. O, šičia vairuot nereikia. Čia tai viskas gazu. Kaip ir visi mūsų realiai išsukimai. Iš gaziuko. Ten ir aš galiu. Ką sakai? Nu garsas, o dieve. Kad tipo vapšė nelagovo tą mašiną, aš čia galvojau, kad reikės spardyti cankabą, čia tik tais biški pusę gazo duodi. Ir 265 padanga, nepamiršk, BC Racingai ir 265 tai visai sukibimo yra. Važiuoja, tikrai važiuoja, man tai patiko. Man dar su šitą mašiną biški toks dalykas yra, kad aš dar negaliu patikėti, kad jinai mano, nu, truputį per gerai atrodo, truputį per geras garsas, truputį per gerai važiuoja. Nu, valdosi realiai iš karto, iš pirmo pataikėm, vėl pasisekė, šitam turiu dėkoti F kėbului, nes jie tikrai telpus. Ten lengva sukišti sukimą, ten yra daug vietos, ten viskas telpa, viskas sukasi. Atrodo, BMWs padarė tokį kėbuliuką, kad ten įsidėtai ką nori. Vo. Tokios tos naujienos, pasidarėm F-ą, dabar šokam į pirmuką, pasidarėm naujų produktų, tuo atsiras dar naujų. Tai dabar, sekantis važiavimai su šitą mašiną, balandžio 5 lekiam į firmos balių, apšylam ir, kaip jau minėjom, atsirasim Matsuri
bus driftaksai, bus viskas, tai atliekit jie būdų renginius, manau, būdų bus tikrai geri ir verti dėmesio. Ką, iki sekančių ir jau tikiuosi sekantis kartas nebus už taip ilgai. Kiek? Truputį dar nepabėgit, biškių užsigazavom. 2 dalykai. Jeigu jūsų automobiliui reikia kažkokios techninės priežiūros ar remonto darbų Kaune, idealių variantų tai sportinis automobilis, kuriam kažkas negerai. Galbūt tai KM6, kuriam plyšta tiltas, galbūt reikia sudėti rankinį, užvirinti diffą, sudėti išsukimą. Bet kokią mano ar kito gamintojo gaminamą detalę. Kreipkitės į Romka žmogį, jis užsiema šitais dalykais. Gal kažkas su važiuoklė ten bilda, stringa, lūžta pusašiai, gal nežinote sprendimo. Paprasta, mes jau visą šitą praėję ir jums padėsim. Tai rašykit Instagram'e, geriausias būdas juos siekti yra tiesiog Instagram'e Romka žmogis, susiekit, sutarsit, tikrai padės. Ir jeigu jums patiko šitas video, palikit laiką, jei nepatiko dislaiką, nu labai paprasta sistema, ar ne? Ir palikit komentarą, galimai laimėsit pakabuką. Tiek šiam kartui ir dabar iš tikro. Iki.